sėdam ir paskelbsim, kas čia bus. Dabar yra spalio 1 diena, 17 valanda, jau biškį po. Tai pradedam viešinimo procedūrą objekto, aikštelės statybos, sporto paskirties pastato 1U2P unikalus numeris 1094 0034 2018 Barboros Radvilaitės gatvė 6 Vilniuje paskirties keitimo į kultūros ir tvoros unikalus numeris 1094 0034 0045 Barboros Radvilaitės gatvė 4 rekonstravimo, negyvenamojo pastato 2H1P unikalus numeris 1094 0034 0023 ir negyvenamojo pastato 1H1P unikalus numeris 1094 0034 0012 Barboros Radvilaitės 4 Vilniuje paskirties keitimo į kultūros kapitalinio remonto projektą. Tai pavadinimas ilgas, bet truputį esmę tada trumpai pasakysiu, kad tai yra Kirdiejų rūmų kompleksas, kuris bus pritaikomas Vilniaus miesto muziejui. Tai viešinimo procedūra reikalauja, kad būtų viešinimo pirmininkas paskirtas ir sekretorius. Tai pirmininku būsiu aš, šio objekto projekto vadovas Ramūnas Buitkus, UAB Senamiesčio projektai. Sekretorė bus architektė Renata Miniotaitė, UAB Senamiesčio projektai ir bus viskas protokoluojama, įrašoma iš anksto įspėju ir talpiname į viešąją erdvę. Dabar pristatysiu pagrindinę galbūt pranešėją ir šio objekto autorius, tai Jokūbas. Ir prašom, Jokūbai, tada.
Čia nebus taip su to, kaip šitas gyvūnas, su to projektu. Kokie 5 metai lauksim. Atsiprašom už techninius nesklandumus. Čia aš norėčiau prisimti. Tai sveiki visi, mano vardas Jokūbas, aš esu vienas iš konkursą laimėjusios komandos autorių, architektas ir atstovauju MV2 Kartijot. Čia yra mūsų, kadangi Ramūnas jau perskaitė sudėtingiausią dalį tik pavadinimą. Ir čia yra mūsų autorių 2 komandos, tai Senamiesčio projektai, kurie atsakingi yra labiau už projekto vadovas ir visą paveldo dalį. Mes esame konkurso laimėtojai ir atsakingi už architektūrinę dalį. Tai statytojas užsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybė ir tiesioginis toks mūsų visų pastangų naudotojas yra Vilniaus muziejus. Projekto rengimo eiga. Tai konkursą laimėjome 23 metų balandį. Sutartis pasirašyta 2024 metų kovą, tada buvo ruošti projektinio pasiūlymo etapas vyko, esame šiandien čia, tada laukia mūsų sekantis projektavimo etapai ir tikėtina arba planuojama, norima realizacijos data yra 2027 metų. Kontekstas, nežinau, ar yra kažkas, kas nežino, bet kontekstas yra turbūt svarbus tiek miestui, tiek šaliai ir jautrus labai, tai esame Gedimino pilies bokšto papėdėje, šalia mūsų katedra, įėjimas į Bernardinų sodą. Esami statiniai, tai yra rūmai, tvora, oficina ir vežimėliai. Čia yra bendras plano pagrindiniai rodikliai, tai gal ką čia svarbu paminėti, kad sklypo sprendiniai skaičiuojami nuo viso, mūsų tvarkomos teritorijos sprendiniai skaičiuojami nuo viso sklypo, tai yra nuo 51 hektarų. Ir čia šiek tiek, čia įrašyta, kad kinta kažkiek mūsų projekto pastatų plotas, bet čia tik tai dėl to, kad yra įtraukiamas tiesiog rūsys ir mansardos aukštas, bet čia iš principo nekeičiame jokių pastatų ir sklypo rodiklių. Istorinis kontekstas. Tai čia gal turbūt taip esam suplanavę, kad gal galėtų Kęstutis pristatyti, o Kęstutis yra Vilniaus muziejaus atstovas. Sveiki. Tai scenininkai gal iš vietos. Tai esu direktorius pavaduotojas, Kęstutis Gerbertas. Ir šiandieną esu čia labai suinteresuotas žmogus, kaip muziejaus atstovas. Šiaip kaip žmogus, nes iš tikrųjų, kaip minėjo Jokūbas, čia yra labai svarbi vieta, kuri 30 metų buvo apleista ir neįveiklinta. Ir labai džiaugiamės, kad muziejus, kad taip jau sutapo, kad muziejus bus tas subjektas, kuris čia galės nešti tam tikrą naudą visuomenį ir veiklinti. Ir šitas procesas iš tikrųjų nėra toksai jau ir trumpas, turi savo priešistorį, nes muziejus šitas Vilniaus miesto buvo įkurtas 20 metais. Ir sakyčiau, gal pavėluotai net, nes daugelis miestų jau mus aplenkė, aš nekalbu apie europinį kontekstą. Bet vis dėlto geriau jau kažkaip vėliau negu niekad. Ir kartu, kuriant šį muziejų, buvo miesto tarybos sprendimu paskirtos mums laikinos patalpos, kur mes esame ir dabar, tai yra Vokiečių 6. Ir būtent jis tada buvo nurodytas kaip laikinas ir su pažadu surasti tinkamas muziejų. Štai 21 metais žiemą pasibaigė teisminiai procesai su nuomininkais, kurie buvo gana komplikuotas šitas procesas, bet detalės nesileisiu, tiesiog pasakysiu, kad tai mums labai padėjo laiku surasti savo tą pastovę būstinę.
Tai va, ir kirtėjų rūmai faktiškai netgi jų toks išgarsinimas prasidėjo būtent su teisiniu procesu ir pagaliau mūsų ir paskirimų Vilniaus miesto muziejai. Tada tik daugumas sužinojo, kur yra tie kirtėjų rūmai, nors iki šiol daugumas klausinėjai, čia kurie. O kirtėjai, iš tikrųjų, šitų rūmų istorija, jinai prasideda 17 amžiaus pradžioje. Čia dar yra iš tikrųjų dar kas archyvas ir panašiai, tai yra susijęs su kirtėjų giminė, kuri galbūt buvo nustelta kitų garsesnių giminių ir tiesiog mūsų istorija apie ją yra mažiau kalbėti, bet tai buvo keletas asmenų, kurie užėmė aukštas pareigas LDK, apskritai bendrai valstybei. Ir vienas iš jų tai buvo Vladislavas Antanas Kirtėjus, kuris manoma buvo šitų vienas tas kūrėjų rūmų. Bet tai čia tas ir tų 17 amžius iš esmės sutapo ir kirtėjų giminės pakilimu. Bet jisai galima sakyti, kad 17 amžiuje baigėsi. Tie rūmai keliavo iš rankų į rankas, kol galiausiai, kaip žinoma, visokių negantų būta ir 16 ir 17 amžiui, ir tai yra ir 17 ir 18 amžiui, ir 17 gale jie palaipsniui turėjo būti apleisti, ir tas tęsiasi ir 18 amžiui, kol jų likimas įsibaigė, galima sakyti, su ta blogoji dalis pasibaigė dėja su mūsų valstybės padalinimu. Ir čia dabar kaip paradoksaliai prisidėjo geresni truputį laikai, nes kad prieš tai jau buvo edukacinės komisijos, jie perimti ir perduoti Vilniaus universitetui. Tai buvo ir jų toliau istorija, kuri laiką glaudžiai buvo susijusi su botanikos sodu. Iki pat universiteto uždarymą galim čia įsikūrė, kirtėjų rūmuose įsikūrė profesūra, buvo iš mokymų skirtų patalpų ir greta buvo didelis kirtėjų, šalia kirtėjų buvo didelis plotas, tai yra iš kurių užėmė botanikos sodą. Šitą plotą iš tikrųjų kirtėjų savininkai turėjo jau seną, tai kaip matote, yra Saloje, tuo metu buvo Saloje, kuri galiausiai tas vadas buvo panaikintas tik 19 amžiaus antroje pusėje. Čia buvo ir malūnas karališkas ir, įspūdinga teritorija. Universiteto dėka suliko palaipsniui pervargau keitės ir galiausiai savo maksimumą pasiekė 4,5 hektarų maždaug plotą. Bet vėlgi ateina didesnis militaristinis periodas ir carinės Rusijos, tada sukilimas, uždaromas universitetas ir čia įsikūrė profesūros, įsikūrė kariškiai, o dar palaipsniui virsta tiesiog gyvenamosios būtus, kurie taip ir čia paskirtimi buvo naudojamas pastatas, galima sakyti, beveik visą laikotarpį 20 amžiaus pabaigos. Buvo tarp čia visokiausios steigėjų įsikūrusių, bet tokios nieko reikšmingų, sakykime. O galbūt netgi dar toksai visiems jau žinomas, tai yra su nepriklausomybės pradžia susijęs reiškinys, tai buvo sportininkų toks judėjimas, tai čia dar kokį, virš 10 metų nepriklausomybės pradžioje buvo įsikūręs sportininkai. Galima sakyti, kaip 2000 kažkėlintų. Ir toliau jau savivaldybė juos čia išprašė, prasidėjo nuomininkų etapas, kuris nebuvo sėkmingas, kaip matome pagal rezultatus, kol nebuvo nuspręsta perimti atgal savivaldybės atstovybėm ir skirsti Vilniaus miesto muziejui šitą pastatą. Tai gal tiek.
Jokūbai pratęs. Aš gal apžvelgsiu pastatų architektūrinės pačią koncepciją ir taikomus sprendimus. Tai esama situacija yra tokia, čia šitas kairėje pirma foto rodo visą apimtį, tada yra rūmai, vėžiminė, oficina, tai tuos turbūt visi yra matę ir va čia kelios turi interjero nuotraukos, kur yra fiksuojama esama situacija. Vertingosios savybės, tai čia turbūt, kad nesiplečiant labai daug galima būtų reziumuoti, kad yra viskas saugoma, kas išlikę iki 2006 metų, kurio metu buvo tiesiog darytas rekonstrukcijos projektas ir tam tikra intervencija. Tai gal, nežinau, greitai prabėgant, tai tiek tūris, molio čerpių tipas, aukštų išplanavimas, sienų angos, fasadų architektūros tūrinės detalės, arkados, fasadų tinkas, fasadų apdaila ir puošyba, konstrukcijos, mūro sienos, vidaus dekoras. Tai tas pats čia yra, čia išvardinau gal pagrindinius rūmuose, bet iš principo tai kartojasi tiek režiminėje, oficinoje ir mūsų taip pat yra saugomoje tvoros dalyje. Kiemo raidos schema, tai čia mums tiesiog pavyko, kaip čia, ją sudėlioti ir atsekti, tiesiog kaip ta raida vyko. Tai 20 amžiaus pradžioje buvo pilnai užstatytas kiemas perimetru su tam tikrais ūkiniais pastatais. Šiuo metu matome, kad yra išlikę 3 pastatai ir tam tikrų elementų jau nebėra. Rūmų pastato raidos schema čia gal yra jinai pati labai svarbi, gal ta prasme, kad jinai padiktavo tam tikrą architektūrinę idėją, nes mes sudėję visus turimus tyrimus gavome tokią pakankamai schematinę vaizdą, kuriame matome, kaip kiekvienas laikotarpis paliko šitame pastate tam tikrą žymę ir kaip jisai augo tiesiog. Tai rezultate mes čia turime tokių gal skirtingų laikotarpių tokį gobeleną sumegstą tokį, čia taip mes atvaizduojam pakankamai schematiškai, bet netgi ten kiekvienoje sienoje galima atrasti. Šiuo metu matyti pakankamai nebūnant specialistų kažkokius tai ženklus laiko, kas mums pasirodė pati įdomiausia šito projekto ir šito konkurso turbūt dalis ir tos situacijos. Mes tada priėmėme išvados, kad mūsų architektūrinė idėja yra pastatų ansamblis kaip eksponatas, taigi mes siekiame minimaliomis priemonėmis tiesiog atskleisti ir eksponuoti tos įvairius istorinius ir kultūrinius sluoksnius ir tai yra tokia plėtojama pastatų komplekso kaip eksponato idėja. Čia yra gal taip schematiškai aksonometrija bandoma parodyti, kokius tos naujus elementus mes tiesiog projektuojame. Tai visa tai, kas yra mėlynos spalvos, yra mūsų naujai arba atkuriama, ką mes žinome, tai yra, tarkim, arkada, arba tai yra tokia labai utilitari funkcija kaip evakuacinė laiptinė, tokia viena didžiausių pridėtinių verčių, apie kurią gal aš vėliau dar paminėsiu, tai yra tvora uždūrime, kur tiesiog vyksta susijungimas su parku. Taigi čia gal labiausiai norima parodyti apie tai, kad ta intervencija iš tikrųjų yra nedidelė ir kad tikrai tas įveiklinimas pastato siekiama jį, kaip čia, kuo jautriau gal iš vis prieiti prie jo ir kad ta intervencija jom būtų tik tai būtinose kažkokiose vietose. Taip pat yra sutvarkomas kiemas. Geroji praktika, tai čia gal tiesiog mūsų proceso dalis, tokie įkvėpimo, nežinau, ten visi architektai ir nearchitektai mėgsta Agdeilį. Tai kaip čia, ir tada kiek įmanoma tikslingiau bandome kažką surasti. Tai pirmas gal pavyzdys yra Plakatono sal tokio šiuolaikinio meno muziejus Palace de Tokio Paryžiuje, kas turbūt yra vienas ikoniškiausių pavyzdžių, kaip tikrai labai mažomis priemonėmis labai yra įveiklintas pastatas ir turbūt jau ikona tapęs, tiek architektai, tiek tas projektas jau, kaip įmanoma tiesiog, kaip čia, visomis prasmėmis tiek ekonomiškai, tiek emociškai puikiai įveiklinti esamus pastatus. Dešinėje pusėje yra Chipperfieldo muziejų saloje Berlyne esantis projektas, kai
tiesiog buvo bandoma atstatyti, atkurti sugriautą per karą muziejų. Ir mums gal jisai aktualus tuo, kad yra labai aiškiai matosi tie etapai. Tai vienas yra, kas yra išlikę, tada tai, ką jie žinojo ir galėjo atkurti naujai. Ir trečias etapas yra, kas yra visiškai nauja architektūra, tiesiog kaip yra interpretuojamas kažkoks senas sprendinys. Atsiprašau. Tada šiek tiek drąsesni architektai, tai yra OMA, Olandai, tai kairėje pusėje yra Prado Foundation, yra toks privatus meno muziejus, tai jie tiesiog atėjo į pakankamai tokią seną teritoriją, industrinę, kiek įmanoma pabandė išlaikyti tą charakterį ir įveiklinti jį toks, koks yra, pastatydami tik tai kažkokius tai funkciškai trūkstamus elementus, šiuo atveju elementai tai yra pastatyti. Tada yra Venecija, kur yra dar toks turbūt gerokai jautresnis kontekstas ir čia gal norėjom parodyti, kaip čia aiškiai ir drąsiai yra eksponuojami tie laikotarpiai. Čia gal šiek tiek toks puošnus pavyzdys, bet čia iš tikrųjų, jeigu taip yra prekybos centras šiuo metu čia padarytas šitame puikiame pastate. Ir tie sluoksniai, čia nežinau, kiek čia matosi, bet tikrai yra taip, čia išryškinama, nebijama jų kažkaip eksponuoti ir rodyti. Ir tas tiek estetiškai, tiek informacinė prasme, tiek vertės lavinė, turbūt, manau, yra geras kelias. Atsiprašau. Tvarkoma teritorija. Tai čia gal tokios trys schemutės pagrindinės. Tai viena yra mūsų projektuojama tvora ir šiaip ta tvorų tema. Tai ta viršuje esanti linija tai yra esama mūrinė tvora, kurią mes keičiam į ažūrinę tvorą. Ruda linija rodo žymi istorinės tvoros vietą, kurią mes tiesiog atskiriam kaip taką padarom ir tiesiog atžymime kaip kita danga tiesiog. Tada yra įvykus tam atverimui į parką vizualiai, noras buvo sukurti praėjimą, tai yra tiesiog jungtis tarp Barboros Radvilaitės gatvių ir Sereikiškių parko. Kairėje pusėje čia turim tokį dar labiau ūkinį praėjimą ir projektuojam jungtis, kurios veda iki esamų takų. Trečioji schema tai yra buvusių ūkinių pastatų schema, tiesiog mes jas taip pat atžymime savo sprendiniuose sklypo, tai vienas yra, čia bus tokia aikštelė automobilių, o viršuje tai bus tokia poilsio zona, kur gal kažkada dar ten kažkas turi kažkokių kitokių dar minčių. Atsiprašau, žinokit, bet galėtų neklausos tikrai. Toliau, želdinimo koncepcija ir zonavimas, tai remiantis istoriniais šaltiniais botanikos sodo želdynai buvo kuriami už kiemo ribų, tai čia yra pirma schema, todėl koncepciškai siūloma kuriamus kiemo želdinius traktuoti ne kaip atskirus elementus, o kaip įsiderpusią parko dalį. Tai mūsų turbūt sumanymas yra toks, kad mes kažkaip kiek įmanoma įsileidžiam tos gamtos, tiek vizualiai, tiek fiziškai. Centre augantis klevas yra saugomas. Šiaurinėje dalyje tarp tako ir tvoros planuojami žemi parko pomedžių būdingi želdiniai. Tai čia turbūt toj mūsų įsileidžiamoji daly. Tai tikslas yra pakankamai tokia natūralūs želdynų masyvai, kurie dar toks išsikeliam savo užduotį, kad kaip čia džiugintų visą šiltąjį sezoną. Aš galiu įsiterpti. Praplečiant šitą temą, nes šiandien kaip tik, kadangi viešinimo projektavimas eina, tai buvo ta koncepcija, kaip sakoma, želdynų, kad jie būtų ne kokie ir nedžiugintų tiesiog, bet prie istorinio konteksto, kadangi yra botanikos sodas buvęs ir yra tikslų sąrašai, kas jame auga. Tai kitaip sakant, ta želdynų ekspozicija bus ne šiaip ta prasme tokia, bet bus būtent tie augalai sodinami grupėmis ir paskirai ir daroma iš jų kompozicijų, kur šitoje vietoje auga jie. Ir bus prie kiekvieno
nes mes bendradarbiaujam su botanikų sodu ir ta medžiaga yra istorinė ir prie kiekvieno netgi bus, ta prasme, to augalo vienokio ar kitokio, nes jų, kaip žinia, ta prasme, spektras pakankamai yra sumažėjęs nuo to didžiulio kiekio, kuris ten buvo auginamas. Bus ta prasme lentelė, kad tokia, sakysim, buksmedis augo nuo tų metų iki tų teritorijoje ir taip toliau. Tai kitaip sakant, ką aš noriu pasakyti, be viso ką Jokūbas, kad koncepcija įsileisti ir taip toliau, tai dar ir bus toks mokslinis, muziejinis, būtent želdinių kontekstas susijęs su šia vieta ir kartu su... Kaip? Jundzilu. Jo, ir Jundzilu, kadangi vienas iš gyvenusių profesorių buvo Jundzilas, kurio rožė garsi, tai bandome komponuoti ir tą augalą su kažkokia atminimo galbūt lenta ar kažkokia, tai užakcentuoti būtent tą garso asmenį ir tai va, kitaip sakant, tie želdynai nėra atsitiktiniai, ne, tik dėl grožio, bet čia bus ir pažinimui, ir atminčiai, ir daug platesnis kontekstas. Ačiū. Tai sklypo planas, tai pagrindiniai turbūt elementai yra tokie, kad rytinėje kiemo dalyje yra pagrindinis įėjimas į muziejų ir poilsio zoną, tai va čia yra toks mūsų įėjimo flangas, kur pagrindinis įėjimas į muziejų yra štai čia. Tada buvusių, kaip ir minėjau, prieš tai ūkinių pastatų vietose, čia yra įkūriama automobilių stovėjimo aikštelė, čia yra tokia gal, kaip čia, poilsio ir renginių vieta su tam tikra kieta danga. Takelis žymi tvoros istorinę ribą. Ir kitas mūsų ryšys, tai yra štai šis kūriamas, yra, kad būtų galima tiesiog praeiti ir patekti į parko teritoriją. Tai projektuojamos pakankamai natūralios ilgaamžės ir tvarios kažkokios tai dangos, siekis yra mažai priežiūros ir gal jų visai čia yra nemažai, norint suskaidyti tiesiog ir atžymėti visus aktualius tiesiog buvusius elementus. Apšvietimas, tai iš gatvės pusės siekiama pabrėžti tą komplekso tokį eksponato naratyvą, tai mes turime tiesiog į grindinį įleistą apšvietimo liniją, kuri tiesiog sušviečiamas yra priekinis fasadas. Turime pabrėžtą įėjimo arką ir tada kieme labiau yra jau šviečiami augalai ir mūsų, aišku, pagrindinis medis. Fasadų sprendiniai. Čia prieš tai turėjom tą tokią tarptautinę gerąją praktiką, tai čia pabandėm kažkaip tai jau ties tvarkybą labiau akcentuojant ir fasadų sprendiniais gerąją lietuvišką praktiką. Tai, nežinau, Tai kuom geroji praktika nuo, kaip čia, tai vadinama geroji praktika, skiriasi nuo pakankamai išplėtotos anksčiau buvusios, nes pasaulinės tendencijos yra tokios, kad nereikia atkūrinėti kažkokio konkretaus, nes visi pastatai dažnu atveju istorijos bėgiai yra daugialypiai, jie perstatomi ir taip toliau. Ir nuspręsti, kad būtent šitas yra vertingas, o kiti jau nevertingi, yra labai subjektyvus ir nebeskanus dalykas, nes vienam gotika vertinga, o kitam gal barokas. Tai geroji praktika susideda iš to, kad maksimaliai išsaugoti in situ, ta prasme, visą istorinę medžiagą, neeksponuojant, neatkūrinėjant tam tikrų dalykų, bet viską, kas yra išlikę, ta prasme, daugiau nerestauruoti, o konservuoti ir eksponuoti, kaip sako Jokūbas, eksponatą. Nes
Nes tie dalykai yra tokie, kad jei, kaip pavyzdys, va šita siena, jei buvo greičiausiai, gotikinė siena užtinkuota ten kažkokiam tai laikotarpiu, kažkokia galbūt ant jos buvo tapyba, kažkas dar buvo ir, sakysim, dabar mes žiūrėdami į gotikinę sieną, mes netekom tų visų vėlesnių sluoksnių. Jau jie yra prarasti, jau jų nėra. Tai šiuo atveju ta geroji praktika, kur yra ir Lietuvoje pakankamai, ta prasme, jau duoda savo vaisius, nes kaip Marius Dereškevičius, Panemunės pilies direktorius, sakė, kad anksčiau atvažiuodavo žmonės ir klausdavo, kodėl čia rūmai pas jūs atsilupinėja. Tai dabar tų klausimų yra vis mažiau, nes žmonės važinėja po Europą, mato tuos pavyzdžius ten visam ta prasme, senajam žemynė ir tų klausimų jau tokių nebekyla, nes kiekvienas istorijos laikotarpis palieka savo žymę, laiko ženklai turi būti išlaikomi, kad suvokti bendrą istorijos tėkmę ir kontekstą. Tai šiuo atveju mes kaip čia, labai džiaugiamės, kad ta koncepcija laimėjo ir džiaugiamės už, kaip požiūriu Vilniaus miesto savivaldybės modernių, kad čia nepadaryt kažkokio nulaižyto vieno sluoksnio baroko ar dar kažką, taip sunaikinant visus kitus. Bet būtent per konservavimą maksimaliai, ta prasme, esamos padėties, ta prasme, išeksponuoti viską, ką mes turim šitam objektui. Tai į detalės nesileisiu, bet, sakysim, yra dabar, kaip čia matosi fasade, kažkokie dalykai, kurie yra aiškiai, sakysim, nėra vertybiniai. Sakysim, nišutė ten kokiam silikatiniam plynom, ta prasme, uždaryta, tai mes jį atidarom. Po to yra va čia matosi du langai, galerijos ir taip toliau. Ir tuos vertybinius dalykus išryškinant, mes netgi, sakysim, galerijose yra diskutuojama, kai kur to vėlesnio užmūrijimo dalis kažkokius palikti, kad matytųsi ir tas. Tai tas fasadas, iš tikrųjų, tie fasadai, kaip čia galbūt kažkas įsivaizduoja, kad va tokia atsilupė ir bus, ta prasme. Tai, sakysim, įvaizdis jų gal bus toks, ta prasme, kai kam šokiruojantis ir taip toliau, bet tai nebus atsilupimas ar dar kažką, ta prasme. Visi sluoksniai bus sutvirtinti, apibortuoti, išeksponuoti ir visas tas tvarumas tarnaus, kaip sakoma, tikimės ir ateities kartom ir visa kita, nes dabartinė situacija, ta prasme, kuri yra jau čia neaišku kiek laiko, tai faktiškai reiškia, kad ilgiau palikus tą objektą mes tos sluoksnius po biškį neteksim, nes byra tinkas, byra ten, ta prasme, supūsta kažkokio dažymo sluoksnį ir taip toliau. Tai va, ir būtent ta koncepcija kaip eksponato yra labai jautriai, mes bandom prie jos prieiti, nes, sakysim, netgi vidur bus maksimaliai išsaugoma esama padėtis ir visos ekspozicijos ir taip toliau, ta prasme, jau bus tokiam surenkamom nestacionariom sistemom, kur nereiks mums tvirtintis, gręžti, ta prasme, užtinkuoti kažką ir taip toliau. Tai gal Jokūbai. Taip, aš čia greitai praėjau, tai čia yra jo mūsų vaizdas rūmų kieme, čia matosi mūsų projektuojami du praktiškai nauji elementai, tai yra evakuacinė laiptinė, tvora ir atveriamos autentiškos arkos. Įsiterpsiu vieną minutėlę. Čia ne šiaip yra ta vieta, būtent ta prasme, toj vietoje yra ta laiptinė, nes vienam iš laikotarpių čia buvo priestatas pristatytas, kuris
2006 rekonstrukcija buvo nugriautas ir dabar ten padarytas balkonas. Kitaip sakant, šita invazija nėra tokia atsitiktinė visiškai, kad ten nieko nebuvo ir atsirado. Yra tiesiog, ta prasme, kadangi tas balkonas, nežinau, ten buvo fotkiai, nu jau kaip čia. Jis gadina materiją tiesiog, nes yra neizoliuotas, viskas ten po juo baigia nubirėti, ta prasme, jis reikalauja tiesiog naujų kokybiškų sprendimų ir tai yra, kaip sakoma, akcentuojama į naują, bet tūryje kaip tokia, ta prasme, tai yra sena, sakysim taip. Čia mūsų tas kuriamas ryšys su parku ir iš parko pusės. Čia šiek tiek Ramūnas užsiminė interjero sprendinius, tai aš pabandysiu irgi taip papasakoti tiesiog, kas vyksta pačiose pastatuose. Tai yra mūsų pastatų programa, tai pagrindinis įėjimas į muziejų yra štai čia ir turim tokią įžanginę zoną su mini ekspozicija, tada turime, čia yra recepcija, kasa, bilietai ir panašiai, mini skaitikla. Tada pirmame aukšte dar yra tokios eksponatų priėmimo zonos, jų tvarkymas ir savanorių patalpa. Antrame rūmų aukšte numatomos yra pastovi arba lėtai kintanti ekspozicija. Trečiame rūmų aukšte yra kintanti ekspozicija. Tai reiškia, kad tai bus labiau, nežinau, kažkokį laiko tarpą tiesiog gyvuojantį. Tada oficinoje taip pat turime ekspoziciją su pagalbinėmis patalpomis, o vežiminėje turime įsikūrusią administraciją, tai yra darbo vietos, joms reikalingos pagalbinės patalpos ir konferencijų salė. Čia šiek tiek yra judėjimas ir ryšiai, tai pagrindinis įėjimas į kiemą yra iš Barboros Radvilaitės gatvės ir parko, į pagrindinis įėjimas į muziejų, čia turime tokį darbinį labiau įėjimą ir tada mūsų projektuojami nauji elementai, tai yra laiptinė pagrindinė ir liftas, kuriais galėtų naudotis jau patys lankytojai, o šitie laiptai, kur ką tik matėme vizualizacijoje, yra labiau skirti evakuacijai. Tai tie ryšiai pagrindinės laiptinės ir lifto yra per 3 aukštus, taip pat turime evakuacinę laiptinę iš 3 į 2 aukštą. Į patekimas į oficiną jis yra irgi turbūt vienas labiau pagrindinis, kitas yra pagalbinis. Ta pati logika yra ir su vežiminė, tai reiškia, kad į konferencijų salę yra turbūt vienas, o labiau muziejaus reikmėm yra štai kitas. Čia yra toks įdėti planai, kurie gal mums aktualu tai, kad mes irgi parodom tam tikrą intervenciją. Tai čia yra pirmas aukštas rūmų pastato. Ir turbūt, ką mes norim parodyti, tai yra štai mūsų projektuojama laiptinė ir liftas bei sanmazgų blokas, atveriamos arkos ir demontuojamos 2006 metų pertvaros, kurios mums tiesiog rodo, kad jų nereikia. Tas pats yra antrame aukšte, atveriamos tam tikri langai, laiptinė, sanmazgų blokas, liftas, dar viena laiptinė į 3 aukštą evakuacijos. Demontuojamos, čia prastai matosi, bet čia punktyrų sužymėta 2006 metų intervencija. 3 aukštas irgi šiuo metu gal ten yra pakankamai nemažai pertvarų, bet jos visos pastatytos yra 2006 metais, tai mes visiškai išsivalom tą planą ir projektuojam tik tai naujas būtinasias funkcijas, tai yra kaip laiptines, liftą ir sanmazgus. Čia yra oficinos ir vežiminės planas, tai oficina praktiškai nėra jokios intervencijos, o vežiminėje yra mėlyna spalva žymima naujos pertvaros ir čia tiesiog demontuojamos dvišios pažymėtos raudonų punktyrų. Čia yra pagrindinė įėjimo erdvė į muziejų. Čia yra šitą instaliaciją yra kasa, parduotuvė ir tokia priėmimo pagrindinė erdvė turbūt.
Čia yra tokia primityvi schema, kaip mes bandome kurti tą naująją ekspoziciją ir kiek įmanoma turėti mažesnę intervenciją į esamas sienas. Tai čia yra mūsų esamos sienos, turim tokį taškinį atsirėmimą su metaliniu karkasu ir tada ant jo jau yra eksponuojami tam tikri ekspoziciniai paviršiai, ant kurių turėtų pati ekspozicija būti. Čia yra medžiagų panaudojimas interjere, tai turime sienų tinką, kurį tiesiog valome ir konservuojame. Taip pat yra pakankamai ryškus elementas yra medinės perdangos, tai jisai taip pat yra valomas ir konservuojamas ir mūsų naujosios medžiagos, tai yra grindys laiptai, tai yra poliruotas matinis mozaikinis betonas, gelžbetonis, monolitinis gelžbetonis, tai yra šachtos. Gipso intervencija, čia mes turėjom tokią ambiciją, kad tarsi galėtų būti norėtume kiek įmanoma jo išvengti, bet trečiame aukšte jis bus. Ir kažkokie naujai metaliniai elementai yra aliuminis arba cinkas. Čia yra mūsų viena reprezentatyviausių antro aukšto ekspozicinių erdvių. Tai va čia minėtos tos ekspozicinės sienos, kaip jos atrodo, minėtos medinės perdangos ir tinko sluoksniai. Čia yra trečiasis aukštas, kuris yra kaip ir naujai įveiklintas, tai dėl įvairių ten priežasčių tiesiog jo čia yra tas toks, kaip čia, daugiausia naujumo jausmų. Konferencijų salėje vežiminėje, tai irgi išlaikoma kiek įmanoma to autentiškų sienų tinko sluoksnių, o stogas slepiama inžinerija ir naujai. Aš gal trumpai dar prie plano. Ačiū, vėliau biškį. Grįžtame. Jo, prie tos funkcinė schema, kur yra naujos senos. Išvengščiau. Kas man? Tai ką aš norėjau pasakyti, sakysim, ta prasme, galbūt klausimų kils dėl laiptinių, liftų ir taip toliau vietų. Tai iš tikrųjų buvo labai sunku sudėlioti dėl gaisrosaugos ir kitų reikalavimų pačią tą schemą ir judėjimą. Bet yra taip, kad vidinės laiptinės visiškai atsietos nuo autentiško dalyko, ne? Jos yra, ta prasme, tose vietose, kur 2006 metais jau skylės ten buvo ir ten lifto šachtos, ir laiptai jau pradėti nesuprojektuoti, o, ta prasme, jau intervencija. Tai, kitaip sakant, tas ieškojimas ilgalaikis ir darbas ir su gaisrininkais ir su visais kitais davė savo rezultatus, kad iš tikrųjų nuo esamo, ta prasme, dabartinio stogo mes su savo intervencijom viduj praktiškai, ta prasme, pasiekėm, nežinau, labai mažą, ta prasme, kažkokio ardymo ar dar kažkokio dalykų intervencijos į esamą pastatą, ta prasme, laipsnį. Tai vienintelė, sakysim, kur yra išpjaunama, sakysim, ta prasme, kelios sijos, tai yra liftas, nes tokios angos per visus aukštus šiuo metu, ta prasme, nėra. Tai va, o jei apie tą rekonstrukciją, kaip čia buvo rekonstrukcija 2006 metais ir ten tiek mažai mums pavyksta, ta prasme, lysti, tai yra toks dalykas, kad yra išlietos gelžbetoninės perdangos, tą autentiškas sijas, lubas ir taip toliau, panaudojant kaip klojimus. Tai šitas sprendimas mums iš tikrųjų labai, kaip čia, dabartiniai ir funkcijai ir viskam tada padarytas labai, kaip čia, pagelbėjo, ne, ir iš tikrųjų pastatas, sakysim taip, kad stogas yra 2006 metais, perdangos irgi tada išlietos, bet ir tada
buvo pakankamai jautriai žiūrėta į tą autentišką medžiagą ir mes tuom labai džiaugiamės ir stengiamės ją naudotis. Tiek tada. Tai visgi va šitas. Gal sakysim, kažkokiu pastebėjimu, klausimų ar dar kažką. Galėtumėm tada nuo ačiū atsukti pradžią ir pradėti iš naujo. Išeisiu, kadangi nelabai nusimanau, tai man patiko, viskas gražu. Sėkmės, lauksiu, kaip jūs mokėsite. Turim 15 minučių privalomųjų. Greitas klausimas, ar taikote universalus dizaino principus projektuodami? Taip. Bus taktiliniai detalės? Kažkurioje vietoje buvo prasukai. Nebuvo. Aš išėjau. Ai. Mes turėjom išplėstinę dar prezentaciją. Jo, čia iš tikrųjų, sakysime, medžiaga, kuri paruošta, yra biški kitokia, kitoks pateikimas, nes ji yra ta pati negu į viešinimą įdėta, nes viešinime yra STR surašyta, ten tas turi būti ir mes stengiamės, kadangi tikėjomės, sakysim, ta prasme, didesnio visuomenės susidomėjimo, padarėm tą, aktualizavom, kad būtų žmonėms suprantama ir įdomu, ta prasme. Tai taktiliniai takai, aš čia kaltas, nes kai Jokūbas sudėliojo man 100 lapų, sakau, tu baig. Tai čia... Sakė, nekankint žmonių man, bet aš ką norėjau pasakyti, mes turim tokią privilegiją, kur muziejus organizavo, mes turime konsultantus. Iš kiekvienos žmonių su negalia grupės, kurią mes tiesiog, kaip čia, ir turime tiesiog jau gautus tos grupės žmonių pastebėjimus mūsų projektui. Ir mes turim tokį, tas slaidas, kurio nėra, tai buvom tokį pasiruošę. Tai yra tiesiog visiems prieinamos erdvės, informacijos prieinamumas ir gal tokia yra socialinė integracija. Tai yra mums gal toks, kaip čia, esam turbūt viršyje savo tą STR-inį tokį reglamentavimą ir poreikį. Nes dabar, žinai, labai aktuali tema ir visur reikalavimą ir tik šiandien buvau Muzika Domelės Paryžiaus miesto muziejuje. Ir nerealiai, jie ten iš tikrųjų yra pritaikę visur stendukai, taktiliniai, kur pačiutinės kažką gali net matinti, net ant mats, galbūt tas tekstūras kažkiek pačiutinės. Taip, tai tas matyt, kad mes esame tokį kaip ir pasidarę tą santrauką tų pastabų ir kokių galimų tų sprendimų galėtumėm taikyti. Čia tik tai tiek, kad dar yra ir ta ekspozicijos dalis, nes mes nekuriam pačios ekspozicijos, kuri irgi turbūt turėtų būti pritaikyta žmonėms su negalia ir, kaip jūs sakote, visokie lietimo būdai ir ryškios spalvos, nuorodų sistemos ir taip toliau. Ekspozicija atskridusi. Jo, tai mes nesam būsimos ekspozicijos autoriai, mes esam realiai paruošėm tam kelią. Kada gausime informacijos apie ekspoziciją ir jos planavimą? Bijau, kad mes neturime tokių susitarimų. Ramūnai, aš norėčiau. Jeigu galima, aš architektė Rūtė Borgauskaitė, restauratorė. Klausimas būtų mano konkrečiai jūsų daliai. Pirmiausia, labai norėtųsi pamatyti pačią pirmąją skaidrę, kur yra Masado ikonografija 1824 metų. Jeigu galima. Va šitą. Klausimas būtų toksai, ar jūs nebandėt tyrimų, nežinau, kiek jūs ten tuos tyrimus papildomus gal kažkokius darėt. Ar neatrodo, kad šitoji pastato dalis galėjo frontoną turėti iš savo pieno paradinės pusės? Tai vienas klausimas. Kitas klausimas būtų, ar jūs nebandėt tą, vadinkim, istorinę funkcinę schemą judėjimo vidury kiemo kažkaip subraižyti, kad įsivaizduotų, kaip funkcionavo, kur iš tikrųjų kokie paradiniai ten ar neparadiniai įėjimai buvo, kai kas aišku, bet kai kas neaišku. Tai vienas.
Tada dar klausimas būtų toksai, jeigu pasižiūrėti pastato stilistiką, tai aš taip suprantu, kad kažkokie polikroniniai tyrimai buvo vykdyti ir kampai yra nustatyta, kad rustavimą turėtų. Yra matas. Tai panašu, kad jeigu gerai paieškoti, tai langų apvadai greičiausiai irgi buvo tokie, kaip Stafo gatvėje. Buvo keli etapai. Buvo ir tapyti, ir tūriniai, ir dėl to mes tą, kaip atkūrimą ar dar kažką, ta prasme, buvo pirma tokia mintis, kad kažkokius gal elementus, bet esmė yra tokia, kad aukščiai skirtingi, sakysim, karnizų ten linijos išsimėto ir taip toliau, ir plus, sakysim, ta prasme, tie dalykai, kurie mums leidžia atsidaryti, kaip jei matot šitam mane, čia trūksta dalykų, kurie yra, o jau tada nebuvo, ne? Ten ta nišutė yra ir čia langas. Ne, šitas viskas aišku, Romanai, pats supratai. Jo, tai mes, kitaip sakant, kitu, mes tuo, ką jūs sakot, tuo keliu nėjom, kad, sakysim, ir kiemo funkcinė, nes buvo tvartas, buvo vietoj. Ta prasme, tvarto nebuvo kitaip. Tvartai atsirado vėliau, kaip tai buvo, kol tvartų nebuvo, ta prasme, duomenų nėra. Kitaip sakant, kai tik rūmai buvo, ta prasme, kas buvo jų šitam visam. Tai, kitaip sakant, mes papildomus tyrimus daromės tam tikrose zonose, kur mums reikalinga funkcija. Tik tai tiek. Taip. Jo. Tai aš dar tada... Ir dėl frontono mes žinom šitą ikonografiją ir taip toliau. Aš dar toliau tiesiog įdomu, suprantat, kaip sakyti. Nes pati tendencija jokių problemų nėra. Čia yra šių dienų, kaip pasakyti, brandas, tyrinys. Mes irgi dirbam tokių metodų dabar jau, kaip Romanas sakė, Daraškevičius, taip, ta prasme, objektuose. Tai klausimas dar būtų tada toksai, ar jūsų šito objekto langų staliaus daviniai yra vertingoji savybė? Nėra. Ir jūs juos paliekat tokie, kokie yra dabar? Mes pasirinkom iš tų, nes mes, ta prasme, ir iš ikonografijos ir taip toliau, pasirinkom tą, kuris artimiausias dabartiniam, nes buvo ten ir barokinė, bet tada jau visa kita eina. Tai langų skaidimas yra, ta prasme, artimiausias tam dabartiniam, kuris yra antram aukšte, kažkuris langas, nes netgi dabar yra ten 3 ar 4 rūšių langai. Taip sakant, 6 šybų apačioje ir varstymo viršui, o apatiniai, kadangi žemesni, tai 6, ne? Persukti šitą. Jo, tai va tas principas čia yra, praktiškai, sakysim, Junzelmo laikotarpio, ne, jau šitas langas, bet nes buvo mintis galbūt tą aukštąjį, padaryti aukštąjį 8, kur be jokio, ta prasme, vidinio skirstimo, bet yra problemos ten ir su eksploatacija, nes, tokie langai čia yra, jei neklystu, 2,5 metrų. Žodžiu, va čia jau ten pradeda visi ten gamintojai, kad čia nieks jums nelaikys ir taip toliau. Tai mes tuo keliu nuėjom, kur, sakysim, pagal vaizdą, ta prasme, dabartinį, nes tai yra vienas irgi iš laikotarpių, kuris yra tikrai neprasčiausias, nes apie girdėjus, kaip minėjau, tai tiek ir žinoma, kad iškilo giminė ir nelabai kas daugiau, o po to iš rankų į rankas per kitas ėjo. O Junzilo laikotarpis yra pakankamai ženklus, iš vis, kadangi jis Linėjaus tuos, kaip čia, ta prasme, metodikas pritaikė, tai ir pakankamai buvo ir pasauliniu mastu, ta prasme, botanikos sodas garsėja. Tai tada dar pratęsiu, aš nežinau, gal čia... Gerai. Kolegos, žodžiu, grįžtant prie tam tikrų tų sprendimų, aš gal savo asmenišką nuomonę pasakysiu ir iš praktikos, kad tas, kas yra viduj,
mano pavyzdžiui asmeniškai labai patinka ir aš manau, kad ypatingai gera kryptis, nors aš buvau iš tų, kurie tikėjosi, kad Vilniaus muziejus pakovos dėl Vilniaus pašto ir tenai susikurs, bet, kaip pasakyti, čia tų nuomonių visokių buvo. Tai, žodžiu, bet kas liečia fasadą, aš turėčiau pastebėti, kad ne veltui kai kas abejoja ir prašo trupučiuką į tai atkreipti dėmesį, aš kiek žinau, savivaldybei yra tas tuo rūpinasi, ar nebus tas, kaip pasakyti, tas metodas fasade, ar jisai nebus labai toksai nebaigtos tokios išdraskytos architektūros. Tai aš manyčiau, kad nereikia galvoti, kad šitas metodas, kurį jūs taikot, kad jis išvengia kitose objektuose tam tikro suestetinimo. Jums turbūt teks vis tiek natūroje po to trupučiuką pereiti ir pasižiūrėti, nes atviro mūro zondažai tai nėra tokių ypatingų elementų, kad reikėtų tas atodangas demonstruoti. Bet išlaikyti tinką, jeigu jisai dar ypatingai yra klasicistinis, ten aš matau, kad gali taip atsitikti. Tai ir su kukliais užtrinimais geros technologijos jūs gali tą vandeningą fasadą ir nuraminti, kaip pasakyti. Visiškai tiesmukai aš nerekomenduočiau. Bet tą ir vėl, kur trupučiuką reikia vis tiek spėti pasireikti. Ne, tai kadangi, kaip malonu su profesionalu šnekėti, čia yra iš tikrųjų, ta prasme, kaip. Žinom, kas yra restauracija. Tai yra, ta prasme, ne tik autorius, bet ir žmogus, kuris su tuo dirba, su medžiaga, kaip sakoma, jau pats, kaip sakoma, restauratorius ir taip toliau. Ir mes šitą dalyką, ką jūs sakot, žiūrėsim vietoje, nes dabar yra, kaip čia, ta prasme, sovietinio dažymo yra 3 sluoksniai, ne? Draiskalais tokiais. Tuos dalykus mes valysim iki to, kur dažas laikosi, kaip jis laikosi. Ta prasme, yra kelios vietos, kur ištrinimo mes neišvengsim, bet, kitaip sakant, čia bus, yra noras, maksimaliai, ta prasme, padaryti teisingai visą daiktą, o kaip žinia, teisingas daiktas visada atrodo gerai. Tai vat. Ir dar dėl sklypo, atsiprašau, norėjau pasakyti, man asmeniškai atrodo per daug įleista ten to žalumos į patį sklypą, nes vis tiek jūs Serikiškių parko ir aplinkos nenurungsit, trupučiuką gal ir kiekį mažesnį, sakyčiau, būtų galima. Taip, bet yra vienas niuansas, ta prasme, iš tikrųjų kaip centrinė ašis, va to įleidimo, jis ne veltui, o yra tas klevas. Klevas yra didelis, ta prasme, jam su aeracija ir taip toliau, šaknų sistemai čia reikia 6 metrų spindalų į visas pusės, kad jis, ta prasme, augtų, žydėtų ir taip toliau. Nes jis turi dar tam tikrą šaknų apsaugos zoną, tiesiog čia buvo su tuo dar susiję. Ir būtent, ta prasme, visas tas įleidimas, įleidimas buvo, kai mes turim kažkokį tai tašką sklype, mes turim labai aiškę, ta prasme, koncepciją, iki kur mums reikia įleisti. Nes paprasčiausias dalykas, aišku, ten su tvora pasibaigti ir čia pasidaryti rutulinę klombą. Bet yra biški, ta prasme, kitaip, nes mes ir su ta koncepcija, ir su Čeponyte buvo diskusija iš savivaldybės ir taip toliau. Ir būtent tas įleidimas į vidų, ta prasme, duoda ką? Dangos yra dangos, bet mes galim tada tokiu momentu išryškinti tas senasias, ta prasme, struktūras, kurios ten buvo. Nes pažymėjimas dangoj su kita danga, jis taip, ta prasme, nežaidžia. Tai va šitas takiukas, kuris bus... Gerai, prašau. Jo, takiukas, kur yra, ta prasme, būtent ta senoji riba, ne riba,
prasme buvus ir tas... Tai ta žalia zona bus suskaidyta, bet kokiu atveju. Taip. Tai suprantame tiesiog. Tai va, ir tokiam kaip ir trasom ir dar antras dalykas, kad, va, kaip jūs sakot, mažiau, tai tada įgalina mum mažinti tą, sakysim, vieną iš augalų koncepcijų, ne? Nu, į mažas plombas mes tiesiog nenorėjom, kas yra dabar padaryta puikiai ir visa kita, bet jau yra, ne, šitoj pusėje tas linėjaus tos vadinamos, kaip jos ten, pagal katalogą, nu, sudėti augalai, ne, va šitoj vietoj. O čia būtent, kad augalai, bet jie, kaip sakoma, moderniai, ta prasme, sukomponuoti. Principas yra tas pats, kad buvę augalai ir taip toliau, bet kompozicija jų yra moderni ir gaunasi, kad, kaip čia pasakys, tos vietos, kurios, nu, yra, ta prasme, žinomas pastatų ir taip toliau, jos atsisėda į žalią plotą, galim taip pasakyti. Ir visiškai kitaip suskamba, nereikia mums dar atraminių sienų, kad ten kažkokią tvartą žymėti ir taip toliau, ne? O ta prasme, tai yra praktiškai tam pačiam lygyje, bet iš karto jausena yra visai kita. Tai čia, nu, paaiškinu koncepciją. Rytutė, nesiprašinėkit, jums kaip pasakė, komplimentą malonu su profesionalais. Tai čia vyksta diskusija tokia tiesiog. Manau, kad dar padiskutuoti gal iš to jau dar kokią bus. Tik tai nereikia jums atsiprašinėti. Aš esu tiesiai diskusija irgi. Marija Pirmaitė, aš esu taip pat ir Vilniaus muziejaus tarybos pirmininkė ir dalyvavau tame konkurse komisijoje, kuri priėmė šitą projektą. Ir gal ne tik oponuoti vidutį dėl fasado sprendimo, bet kaip tik greičiau paaiškinti, kodėl jisai toks ir kodėl apskritai šitas projektas pasirodė labai, na, toks pirmėjiškas ir išsiskyrė iš kitų ir kodėl jis buvo pasirinktas. Tai tas sluoksnių koncepcija yra labai reikšminga. Mes manom, kad mes iš apskritai kalbame ne apie barokinio dvaro gyvenimą. Mes kalbame apie pritaikymą. Pritaikymo koncepcija muziejui, būtent aš manau, kad ir vilniečiai yra pakankamai subrendę, kad nereikia jiems čia euroremontinio fasado dėti, nuglaistyto ir nudažyto. Ir tas sluoksnių koncepcija, kaip ir sudėtinga Vilniaus istorija, turi labai stiprią simboliką. Ir trečias dalykas, kad mes ir nežinom, o kol nežinom, tai laikomės grįžtamumo principo, kad jeigu bus architektūriniai tyrimai detalesni, jeigu atsidengs daugiau turistų, jeigu atsidengs daugiau apvardų, daugiau angų, mes pasiliekame laisvą galimybę atkurti. Galbūt po 50 metų ateis mada viską restauruoti iki detalių ir bus galimybė ta neužbaigta. Todėl aš laikyčiausi, kad šita sluoksnių koncepcija yra labai stipri simboliškai ir idėjiškai ir mes norime ją išlaikyti būtent ne tik vidaus fasadose, bet ir išorės fasadose šitas sprendimas. Tai gal čia svarbi informacija, kad mes tas neužkertam kelio tęsti tos istorijos. Grįžtamumas yra regresinis principas. Tai kol nežinom, tol laikomės šito, bet neužkertam kelio už 15, 20, 50 metų sutvarkyti, mes vengiam šito žodžio sutvarkyti. Euroremonto ne. Dar maža pastabėlė, projektų neturiu priekaištų, vienintelis dalykas dėl augalų apšvietimo. Dabar žinoma, kad medžiai miega, tai būtų gerai, bet jau žinoma rašte numatyti, kad tarkime 9 valandą prigęsta šviesos, o ten kokį 11 išsijungti. Manau, kad šitą galim tikrai. O tarp kitko, jūsų tas takas į tolį, jisai funkcionuos nuo iki, ar jisai visada bus? Varteliai bus, bet čia jau nežinau, kaip čia. Čia muziejaus administravimo klausimas, kaip tas kiemas kiekis atviras, turbūt yra kurį laiką paros prasme. Tai mes veiksime, kad kiek įmanoma būtų atviresnis, bet žiūrėsim dėl saugumo.
architektai, idealistai galvoja, kad visiems prieinama bus visada. Idealistai galės bandyti perlipti per tą tvorą. Sprendimas, man atrodo, nutarė, kad bažnyčios turi būti visą parą atidarytas, nes mažas gali atsitikti, kad prireikia dvasinės pagalbos, bet nėra taip. Nu ir aš kartą Italiją paklausiau kokią 7 valandą, kai mane įdėjus į bažnyčią kunigas tik tai pradėjo varyti. Aš paklausiau, kur sudėjus taip nusimiegotai. Tai jis turbūt mane prakeis. Aš tai tokia kaip vilnietė, nors ir ne profesionalas, bet man šiaip labai įdomu buvo jūsų mintis ir jūsų idėjos ir kiek jūs leidžiate savo prisiliesti prie pastato. Ir labai išgirdau čia tą tokią mintį apie estetiką ir nežinau, bent jau žiūrėdamas jūsų pristatymą, tai pagalvojau, koks atrodo labai paprastas dalykas apšvietimas į fasadą, kuris gal netobulas ir tuom ir gal yra tas jo tobulumas, kad jis netobulas. Jisai išsprendžia labai daug atsakymų. Ir man tai labai norėtųsi, kad šitas jūsų projektas neužstrigtų, o greičiau įvyktų, nes per 27 metų jie vis tiek dar yra tiek pagyventi. Ir jeigu dar jo, pavyzdžiui, nusitęstų iki kokius ten dar 10 metų, tai tada jau nebetektų prasmės, pati idėja gal pasikeisti per tą laiką. Tai man yra kosmiškai gera žiūrėti ir matyti, kad yra labai jautrių žmonių. Ir aš čia jūs žiūriu. Čia Jokūbas. Nežinau, bet Balansas. iš tikrųjų net ir pati ta koncepcija, kad ten vienu metu gyvena skvotininkai ir tas sluoksnio atidengimas, kad čia ir rūmai, ir skvotas, jinai labai yra plati. Ir kaip tik labai atrodo Vilniui, netapti tokius Vilniaus muziejai, netapti tokių glamūrinių, tai čia yra toks, nežinau, ir Vilniaus muziejai pasisekė. Ir man atrodo, ir architektai labai jautriai pažiūrėjo, tai atsiprašau, emociškai, man tai labai... Ne, tai vat, čia aš dar, kadangi ir Vidutė, ir Marija, ta prasme, ir jūs, čia yra tas, kad nėra mes neatidenginėsim sluoksnių. Ta prasme, čia ir yra tas konceptas, ne? Mes, ta prasme, jei tai yra, kažkokia ten, sakysim, kur jau nesilaiko ar dar kažką, ne, kitaip sakant, tas minimalus valymas ir viskas, ką mes po to randam, ne, mes tai konservuojam. Ta prasme, užtrinimas bus vienur kitur, bet tai bus ten, kur reikalinga technologiškai tiesiog. Nes yra, sakysim, pagal tvarkybą ir visą kitą, kitaip tu nepadarysi kažko, kad tai toliau nebyrėtų. Tai va čia ir yra, ta prasme, nes, ką ir Vidutė sakė, ir visi kiti, ta prasme, ten yra, sakysim, ir tas, yra, bet pagal Bečynės tyrimus yra, ta prasme, labai daug tapybos Vidutė. Jos, ta prasme, vienur ar kitur ten matosi zondažuose, bet, ta prasme, mes netidenginėsim tos tapybos, nes yra kiti sluoksniai ant viršus. Tai lygiai tas pats, ta prasme, yra tas kampinių rūstų ištapymas, jis dabar atidengtas, man atrodo, 2 kampuose. Ir jei mums, ta prasme, fiziškai nereiks jo atidenginėti, ta prasme, nes gali būti, mes jau kol kas neėjom, nebarškinom ir taip toliau, prasme, ar ten visko klijuoti nereiks, ne, klijuoti aš taip grubiai, Prisuk galima. Jo, ta prasme, yra ten tų technologijų ir taip toliau, bet principas yra toks, kad jei mum, ta prasme, tas daiktas laikysis in situ, kaip jis yra, ne, mes ir gilesnės intervencijos nedarysim. Tai va čia tas ne visai net, kad visi sluoksniai matysis. Visi sluoksniai matysis tie, kurie dabar matosi.
Kitaip sakant, vat ta koncepcija yra, nes Jie lieka. Taip, bet jie lieka, nes, ta prasme, tu nuimdamas sluoksnius, kaip čia, kaip archeologija, kas tai yra. Viskas tvarkoj, į muziejų eksponatai suvažiavo, bet tai yra ardomieji tyrimai 100%. Viskas. Ta sluoksnį išardėjai, jo nėra. Gali ten fiksuoti kaip nori, ten ir 3D ir visa kita. Tai yra taip, ir sakysim, ir archeologai dabar visur bando, ta prasme, kažkokios nustatymai ar dar kažką, technologijom pasitelkta, ta prasme, kad nekas visur bile kur ir taip toliau. Nors, aišku, pinigai už tai gerėjame, bet čia jau kitas. Tai va, dar gal klausimų? Pirmie. Per 35 darbo savivaldybėje metus dalyvauju pirmam projektinių pasiūlymų viešam aptarime, kur savivaldybė negavo per galvą ir projektuotojai gavo tik tai konstruktyvių pasiūlymų, bet negavo per galvą, kad žaloja pagalbą. Ačiū visiems. Palaukit. Skaitysiu pavadinimus. Ar reikia skaityti pavadinimus? Įrašai neskaityti. Kauno centrinio pašto irgi pavadinimas panašus. Jo, tai gerai, tai aš be unikalių tada. Tai galima konstatuoti, praėjo nuo viešinimo pradžios valanda 15 minučių. Dabar yra 6 valandas 13 minučių, mano rodo. Tai galim konstatuoti, kad aikštelės statybos, sporto paskirties pastato Barboros Radvilaitės gatvė 6 Vilniuje paskirties keitimo į kultūros ir tvoros Barboros Radvilaitės gatvė 4 rekonstravimo, negyvenamo pastato ir negyvenamo tokio ir negyvenamo ir kitokio. Barboros Radvilaitės. Viešinimas yra baigtas. Ačiū visiems.